Jeigu jūs susitiktumėt su savo draugu, jūs paklaustumėt, klausyk, kaip tu laikaisi. Tu atrodai pailsėjęs, tavo akis švyti, toks iš vis kažkoks subandė kitoks. Ar atostogose buvai? Taip, aš atostogose buvau, klausyk, o kur tu buvai? Maljorkai, nerealiai, o kaip tie vokiečiai iki šiol daug alaus išgeria. Ir šneki su draugu, ko jiems svarbu. Kas yra geriausias pašnekovas? Tas, kuris klausia ir klausosi. Tada ateina toks momentas, kai draugas anksčiau ir vėliau tavęs paklausia, nu gerai, o kas pas tave nauja? Ir tada sakai, klausyk, prisijungiu aš labai įdomaus projekto, skandinavo, nerealiai, bet aš nenoriu paversti šito šaunaus susitikimo kažkokią prezentaciją. Ten yra ir verslas, yra labai įdomus produktai. Kas to būtų įdomiau? Aiškinkitės prioritetą. Reiškia, kas tada atsitinka, sako, man labiau įdomiau produktas. Yra dvi produktų grupės. Kava arbata arba balansinis aliejus skirtas kūno estetikai, savijautai, sergamumą mažinti, bet tai ne maisto papildas. Kas aktualiau? Sako kava. Ir čia padarot įdomų variantą. Kai tamsta kavą renkiesi, žinau gėdė. Pagal kokius požymius renkiesi kavą? Skonis poskonis. Skonis poskonis, toliau. Paprastumas arba pasiruošti. Paprastumas pasiruošti. Atkreipkite dėmesį. Jeigu aš savo draugui papasakočiau viską, ką žinau apie kavą, jisai galvotų, Egidijus, turbūt ten, nežinau, kažkas jį pagavo, tenai pribūrė, jis dabar čia vaikšto kaip televizorius, taip? Jam būtų neįdomu. Aš nekėčiau jam apie dalykus, kurie nesvarbu. Bet jeigu aš jam trumpai papasakočiau skonį, poskonį ir paprastumą, jis mane girdėtų, sutinkat? Ir man nereikėtų tenai jam prezentuot kažką tai. Aš su juo bendraučiau apie bet ką ir jis mane išgirstų.